Ar žinote, kodėl Lietuva surengusi referendumą dėl išstojimo iš Europos Sąjungos? Vis tiek niekada neišstotų iš Europos Sąjungos, nes referendumas skambėtų Liksit. Lithuania. Liksit. Liksitas. Geras. Vis tiek Liksit būtų. Geras nuskambis. Taip, suaugusio žmogaus gyvenimas turi vieną labai didelį pliusą. Tu nesinervini dėl to, kad baigėsi vasara, nes tu jos neturėjai. Apie moksleivio atostogas. Dar sako, jo vasara baigėsi tiems, kas neturi pinigų. Arba moksleiviams. Pigiai parduosiu tinklus, žvejo drabužius ir valtys su motoru. Skambinti nuo 7 ryto iki 11 vakaro. Jeigu atsilieps vyriškas balsas, sakykite, kad surinkote ne tą numerį. Žmonos. Diversija prieš vyrą. Tenka, sako, daug keliauti ir būdamas Indijoje pastebėjau įdomią praktiką. Tarp kitko, Indijoje, sako, ten nėra greičio ribojimo ženklų keliuose. Dar labiau, tarp kitko, nelabai yra ir kelių. Pastebėjo. Keliauninko informacija. O, čia geras. Kaip, sako, tikėtis iš vaikų, kad jie klausytų tėvų, būtų geri? Nu, vat jeigu Tarzanas, pavyzdžiui, vaikščiodavo pusiau nuogas, Pelenė grįždavo vidurnakčiais, Pinokis visada meluodavo, Aladinas buvo vagių karalius, Batmanas varavo 200 km per valandą greičiu, mieganti gražuolė buvo tinginė, o snieguolė iš vis gyveno su 7 vyrais. Beje, puikus pastebėjimas. Viskas išpasako. Teisingai. Nu, kitų pasakų mes suaugę jau prisiklausom pasakų. Pagal brolio Eligijų, jo, Grimą Eligijų. Na, o dabar dar vienas anekdotas. Teismas vyksta, teisėjas taip geranoriškai po nuosprendžio sako, gerbiamas, nuteistasis. 4 kartą jūs pas mane turite bylą. Aš labai tikiuosi, kad tai buvo paskutinis kartas ir mes su jumis daugiau nesusitiksime. Nuteistasis sėdi, sako, nesupratau, teisėjau, tai ką, išeinat iš darbo? Ok, šitą gal tu būsi girdėjęs, bet mano kiti ne. Taip, išrastas Lietuvoje moters pykčio vienetas. Jo pavadinimas yra vienas Ibelhauptas. Intelekto vienetas yra vienas Donskis, o arogancijos vienetas yra vienas Selas. Geras. Labai gerai. Kas dar? Pati stipriausia klasės mergaitė lengvai įrodė, kad ji yra ir pati gražiausia. Cool. Turite problemų asmeninėme gyvenime? Baikit, įsigykit antrą darbą. Neturėsit asmeninio gyvenimo, nebus ir problemų.